O, sveiki atvykę į Kajo K2 apžvalgą. Taip, turim Kajo K2, 250 kubotūrą, 4 taktų variklis, aušinamas oru. Kaip ir dauguma oro aušinas, nes oras kaip pučia aušinas tiesiog variklis. Šiaip nemeluosiu, aš žinok, už tokią kainą labai gerai, nenormaliai gerai padaryti. Kokia kaina? 2149 šiuo momentu. Šiuo momentu, gali keistis. Bet šiaip bendrai. Bet šiaip, ką bendrai, apžvelgiant, tai naujas yra dizainas. Taip. Tai Kajo šiek tiek rebrandinos, atsirado raudona vietoje oranžinės, pilka, tai, šiaip tikrai daug geriau atrodo. Aišku, logo paliko oranžinį. Nežinau, kodėl ne juoda. Bet šiaip tikrai gražiai padarytas naujas modeliukas, kaina gera. Gali užsikurti su koja, gali užsikurti su starteriu. Žiūrėkit, iškart ką jaučiu, tai rankenėlė. Kaip čia esi ar sportinė? O žinot, kam padaryta šitaip? Nežinau. Kam? Aš tai žinau. Kam? Ar žinot, jūs klausai žmonių ar mane? Tavęs. Tam, kad kai virstiką nenulauši. Ai, čia kaip per viršų verties. Taip. Logiškai. Ką dar turi, tai lempą jau pamatėm, ką turi. Ratus, šiaip didelius, koliosus uždėjo tokius. Didelius? Didelius. Tokia informacija. Taip, 21 priekinis rats, galinis rats, irgi didelis. Žiūrėk, 18. Matai, koks 3,5 mm storė. Koks plotis. O kam čia, tipo, kad ilgiau gali nekeisti? Plotis neraš. Ne, neraš? Ką? Neraš. Storesnis, jisai mažiau įkaist. Mažiau įkaist? Nežinau, aš taip galvoju. Čia ką jūs galvoj? Tikrai. Tiesiog ilgiau gali drožti. Ne, kai jis yra logiškai mąstyk. Aš nežinau. Daugiau mėsos. Mėsa ant kaladėlių yra, prie kur čia diskas. Čia yra tai diskė mėsos. Jeigu būtų plons disk, va toks. Na. Tai jisai, kai tu stabdai, nes pradėt kaisti, pradėt, o taip raitytis visai. Ateikit, žiūrėkit, ką turi. Stopuką, uždėkim. Pažiūrėkim, veikia. Veik, dar. Ui. Ir sustabdys, tai čia gal registruojams? Ką registruotis? Ne, jokauju, čia į mišką išlėksit, kad brėdis matytų, kai stojat. Gerai. Kada apžiūrės, nes pirmą kartą matau tokį gražų, tai biškį esu apakęs. Kiek kokia žvaigždė galia didelė, eikti. Ateik, parodysiu. Tu ką nors supranti šitas žvaigždės? Žvaigždės. Na, tai aš labai apie žvaigždės daug suprantu. Žiūrėk, pacosas, rankinis padaryti, kad nereiktų ten, nes įsivaizduok, užkimu. Matai? Geras. Nes čia reiktų kišti ranką. O įsivaizduok, pavyzdžiui, pašilės tipo, arba šaltas. Tu pašilė? Jau pašilės, pavyzdžiui, būna. Nepataikai. Į nori nuleis pacosą į apačią. Įgaunas, kad tu čia kiš ranką, čia prie variklio nudeg ranką, po tu negali. Turi priekinį stabdį, turi galinį stabdį čia. Taip aišku, ne. Padangas, guminės. Čia man jau aiškini. Grandinė, nežinau, lenciuks kaip to. Metalinė? Metalinė. Ar koks plastiks tenai? Aš tau galiu skaičius pasakyti, bet tau nieka nesakys. 5,30. 5,20H. Ne? Taip. Na gerai. Kiek bėgių turi? Atspėk. 4 kiek? 5. 5. O kranėlis? Kranėlis čia yra į rezervinis, į fulls, į ne fulls. Va, full, čia yra rezervinis. Labai sunkiai. Žiūri patogai. Šiaip, sunkiai sukas, reikia prasimnu naujas. Taip, prasimankštinti reikia. Va, kur nėra, mat? O žiūrėk, kaip pratingai padarė, Tektų. Kaip telefono ragelis. Ką, o kaip čia ragelis iš langą? Žinai, kaip būn tokie telefonai būdavo suraityti? Suraityti telefonai? Tie, kur sukami būdavo. Ai, tas, eik, tu savo čia 30 metų atgal grįžo. Tau taip sunkiai šiandien sakas. Nežinau, jūs pakomentuokite, jūs irgi taip pat pagauna tas ragelius, sukamus. Ne, nesvarbu, tęsk. Gerai, sėdynė irgi čia yra, varžžiok. Kas? Eik, tu savo šio galvau, neveik, bet žiūrėk, rimtai veik. O tai kas čia bus? Nusim sėdynę. Eik. Kulka. O, kums. Šiaip įdomi tas, kad taip atsisuka. Man visai patiko. Nereik raktų kišenį vežiuotis. Jokių raktų nereikia. Gražiai viskas sudėta, net etiketės yra. Atenčionė. Zara. Ne tas čia. Taip, įteikim, atgal įstatykim, negadinkim, vis tiek čia žmonėm reikia čia parodyti, kaip čia darysi. Oi, kišai raktelį. Bet šiaip ne tavo pirštam visai daiktas. Mano. Pažiūrėk, pirštai santechniką. Neįžeidžiant santechniką. Šitą reiks ištrinti, nes užkencelint santechnikai tai... Ne, bet būnu, rankas rimtas, vyriškas, ne. Ai, Buvo tavo moteriškas, ne, irgi to negali, irgi užkencelinti. Mana grakščias. Grakščias. Tik trumpais pirštais.
Nu, tai va toks va. O ką apie jį dar tęsiant, tai jisai yra skirtis nuo 1,5 m rašo iki 1,80 m, bet patikrinkim, ant 1,90 m. Kaip tau atrodo? Iki kiek sakė tau čia? Čia rašo iki 1,8 m. Man atrodo, tau biški mažas toks. Didesnė reiktų. Pažiūrėk, kojas, kai sudėdė, atrodo, bet tu esi, ojei, jokingai. Tu žinai, kad šiaip edukacinė jum video programėlė. Kai sėdė ant krosinė, turi ne čia sėdėti kaip daugumas, sėdžiu taip varo. Turi sėdėti šitaip, nu, kitą koją tik neparodysiu. Čia, beveik ant pačią baką. Kojas čia prispaudęs, kaip balna. Ir tada Parodyk. nerodysi daugiau, nes interpretuosi ne taip. Rankas yra kem 5 laipsnių, ir va taip. A nėra tai, kad tu čia biškiai savo tiesiog tokį... Ne, aš tiesiog tu mačiau- mėgsti taip sėdėti. Ne, aš mačiau edukacinius video su krosiniu, kaip važiuoti. Tai va, taip važiuoju, nugarą biški tiesiai, kojas prispaudęs, varai. Magirdi, man kits klausim. Koks tau tiktų šis tada drimblai? Man ta toks negimė. Eik tu savo, tas tikrai mažas tam. Nu, tu nemažas, taip atrodo, žinok, tai nereikia labai didelį, nes kuo didesnis, tuo sunkiau jį ten ištampyti iš miškų. Nu, 1,90 m, tu 5 ūgis. Jis 1,95 m svajonės. Aš jeigu būčiau 1,95 m, tai aš dabar rinktiniai žaiščiau, ne čia. Ne, tai kai Krosnis tokia rinktinė, tu tikrai žai, dabar galėsi. Šiaip galėčiau. Kodėl man Sueini. Kodėl Kurtinaitis mane paskambino? Nu, tesk. Tai va taip turit sėdėti įsiklingai. Tai va šits yra čia informatyvus, apart visą kitą šiką čia filmuojam. Gerai. Turi kojelę. Taip. Va, Šiaip veikiančią. keista, nelogiška kažkiek. Jo, nereikia guldyti jo, visada Nereik paguldžius guldyti. laikyti. Nu į tiek, aš nežinau, o daugiau, jeigu nori tokių krosinių kajo, tai žinot, kad daugiausiai jų pasirinkimo yra mankius.lt arba mūsų fizinėse parduotuvėse. Taigi, kad užsukit, atsisėsit, pasibandysit, prasivažiuosit, įsiūsim, nupirksit, atvešim, pristatysim ir taip toliau.